Liūto vartų atsiverimo periode nuo Liepos 26 dienos iki rugpjūčio 12 dienos kasdien manifestuojame mūsų realybę. Rugpjūčio 8 pikas. Kodėl? Pasižiūrėkime, ko galime tikėtis ir kuo ypatinga diena. Taigi, rugpjūčio 8 sudedame datą 8 ir 2026, gauname trečią aštuntuką. Ir tai apie išmintį, įžvalgą, žinias, 8 energija. Ir 888 tai ypač akcentuoja karmos dėsnį. Kiek duosi, tiek gausi. Tokia būtent karmiška rugpjūčio 8. Ir visas mėnuo beje, astrologiškai, juk mes esame prieš užteminiame periode. Užtemimų sezonas jau prasidėjo su pilnatimi Liepos mėnesį ir baigsis jaunatimi rugsėjo mėnesį. Na, o rugpjūtis iš tiesų karmiškas mėnuo. Taigi, ko mums tikėtis būtent rugpjūčio 8? Viskas seksis puikiai, jeigu nestokosite sąžiningumo, teisingumo, nepažeisite įstatymo, jokių būdų tokią dieną neskolinkite ir nesiskolinkite. Stiprybė sporte, palanku sportuoti, taip pat logikoje, prote, iš esmės ne jausmuose, būsite charizmatiški, patrauklūs ir iš tiesų stiprybė ir talentas slypi struktūroje, sistemoje, kūryboje, gebėjime gyventi, džiaugtis čia ir dabar. Vidinis balansas yra užduotis būtent rytojaus. Neteiskite ir nevertinkite. Labai palanku vystyti intuiciją, mokytis atleisti, medituoti. Finansams reikės pasitikėjimo. Pažvelkime, net 3/10 energijos. Viskam sakome taip. Rytoj iš tiesų stebuklinga diena. Pasitikėkite savimi ir visata. Veikite dėl savęs kažką. Nusipirkite kažką sau malonaus. Mokykitės atsipalaiduoti. Visas baimes šalin. Suvokite, kad materija neatsiejama nuo dvasingumo. Pinigai ateina tik visiškame pasitikėjime. Ir labai svarbu užsiimti intelektualią veiklą. Pinigai gali ateiti per intelektualią veiklą, jokių baimių neturint. Meiliai reikia supratimo, emocijų valdymo, reikia kantrybės, reikia mokytis kurti santykius, stengtis dėl santykių. Ir labai svarbu ištikimybės tema. Taip, nepažeisti įstatymo, o įstatymai ir meilės srityje, ne tik finansiniuose reikaluose ar pažadų tesėjime, bet ir meilėje. Tuo labiau, kad astrologiškai Venera įtampoje su Neptūno planeta ir tai duoda polinkį į iliuzijas ir polinkį į ištvirkimus dažnai per alkoholį. Taigi sveikatai jokio alkoholio. Kitų žalingų įpročių. Venkite agresijos, pykčio, chaoso. Ir iš esmės, kaip ir santykiuose ir apskritai visą sistemą žvelgiant, tai visur veiks karmos dėsnis. Taip, 888, nepamirškime. Ir būtent meilėje mokykitės priimti ir duoti meilę. Neužtenka tik duoti, neužtenka tik gauti, reikia dalintis.
Na ir labai svarbu ir sveikatai, tuo labiau 2 kartus turime 22 energiją, tai rūpintis kūnu, prisijimti atsakomybę už savo sveikatą. Taip kaip minėjau, palanku sportuoti būtent rytoj, ar net medituoti, galiausiai dvasinės praktikas įvairias atlikti ir svajonių koležus galima daryti. Ir mes užbėgsime už akių, rūpindamiesi savo kūnu, atsisakydami priklausomybių, užbėgsime už akių sudėtingam užtemininiam periodui. Ir tuo labiau mums stipri sveikata bus reikalinga Saulei perėjus į mergelės ženklą. Na, o apskritai dar astrologiškai, tai Mėnulis Dvynių ženkle, jis taip pat kalba, kaip ir karminė numerologija, apie intelektualumą, apie mokymąsi, apie žinias, apie aktyvų bendravimą, komunikaciją, galimos artimos kelionės, galimi glaudūs ryšiai, bendravimas su giminaičiais, su artimiausia aplinka, su kaimynais. Bet Mėnulis su Urano planeta jungtyje gali duoti nestabilumą emocijose, taip, tokį išsiderinimą. Tai niekur neskubėkite. Taip pat ir valdžios poreikio yra aspektas, ir išlaidumo aspektas, bet apskritai gan pozityvi diena. Taigi nepraraskite pasitikėjimo, optimizmo ir svarbiausia, nepažeiskite karmos dėsnio, kuris toks aktyvus rugpjūčio 8-ąją. Ir pasitikite iš tiesų šią dieną su tokiu atlaidumu, su tokiu dėkingumu. Tiesiog palinkėkite ir savo, ir kitiems taikos, gerovės, gausos, meilės, sveikatos. Ir būtinai šiam įrašui spaudžiame širdelę ir komentuojame 888 ir be abejonės ant rankos piešiame begalybės ženklą kaip simbolį gausos. Taip, aš turiu iš tikrųjų jau ir nuolatinį tokį simbolį. Tai sėkmingos visiems dienos.